trumpai apie rungtynės. Nu ką, galėčiau pasakyti apie rungtynės. Pirmą kėlinį mėgvojom, antrą žaidėm. Kiek galėčiau pasakyti, labai gaila pirmo kėlinio, kurį paleidom veltui. Ir varžybas taip pat pralašėm palyginus nedidelį skirtumą 9 taškais. Manau, pirmą kėlinį ištaisius būtų visai kitoje rungtynės. O ko reikėjo, kad laimėtų? Tas ir yra, dabar kalbėjom po rungtynių su treneriu, visi susėdė ir priėjom prie išvados, kad pralašėm standartas tiek pradinius smūgius, apie ką ir kalbėjom ir norėjom padirbti, gal trūko truputį, stengiamės, kiek galėjom padirbti per treniruotės, bet turbūt pritrūko, nes kaip parodė rungtynės, kad pradinius pralašėm smūgius, pralašėm autą vienintelį ir iš 2 rungtynės pralaimėjom. Manau, visą tai ir nulėmė rungtynių baigtį. Ko reikia prieš anglus laimėti? Manau, ištaisyti visą tai, ką padarėm prieš Ispaniją ir dar aišku, nežinau, aš manau, turėtų būti mums super rungtynės ir tada būtų viskas įmanoma, nes žmonės jas irgi galėtume žaisti. Tik reikėtų išvengti, manau, net minimaliausias klaidas nuo kamuolio pametimo.